Sveiki, čia laida Prie X sektoriaus ir aš Aurelija. Mūsų svečiuose garbingas Panevėžio Rotary klubo prezidentas Gabrieliaus Maldūno tėtis Rimantas Maldūnas. Labas vakaras. Sveiki. Labas. Ko gero, galbūt norėčiau pradėti nuo to, kad jūs buvot, kaip ir dabar mano sūnaus dabartinės mokyklos direktorius. Atėjote naująją mokyklą, tik pastatytą, dabartinę Ąžuolą, tada buvusią 17. Ir kokie tuomet vaikai rinkosi į mokyklas, į klases? Kaip atrodė pati mokykla ir pati pradžia? Oi, garbė Aurelija, mes kažkiek pažįstami, bet aš dar nepagalvočiau, kad tokia jauna ir jau toks suaugęs sūnus, kad aš mokiau. Ne, dabar jisai eina. Ai, dabar eina. Bet man tai buvo labai įdomu. Mokykla buvo... Dabar Ąžuolo gimnazija. Taip. Jo, tai jau 30 keli metai, nuo 87, kai mes atidarėm tokiu prinokusiu sovietmečiu. Ir klausėte apie ką, kokie vaikai buvo. Taip, vaikai buvo kitokie negu dabar, tikrai kitokie. Mane kai kas klausė, kad grįžti į mokyklą ar norėtum, tai nelabai benorėčiau. Nors jausmą gerą turiu apie mokyklą visada ir mokinius, ir buvusius mokinius, ir pedagogus prisimenu, ir savo versliukę kažkokias nuolaidas visada jiems taikau, gerbiu. Bet vaikai tikrai pasikeitė ir dabar, jeigu reiktų grįžti, jau visai kitokie ir socialiniai visi įgūdžiai, ir mokslo ir sistemos, tai būtų sunku. Vaikai buvo gal paprastesni, bet ir gal netokie išdykę reiklus ir netokie išsilavinę, bet jie buvo tam kvartale, bent jau konkrečiai Ąžuolo mokykloje, tai tokie iš bendrabučių gal daugiau susirinkę tą naują kvartalą, aš prieš tai dirbau 9 vidurinė, tai ten buvo šiek tiek kitokie, labiau matė tokio privataus nusavybės, ten nusavybė namai, iš tremčių grįžę tėvai ir seneliai buvę, tai ten šiek tiek labai man buvo įdomus ta patirtis, pajus skirtumą tarp 17 vidurinės mokyklos vaikų. Dabar, aišku, jau susilygino, dabar visose mokyklose visokių yra, o tada buvo šioks toks didelė mokykla, 1600 vaikų, apie netoli 100 darbuotojų, mokytojų, visi jauni, gražus, iniciatyvus buvom. Įdomus buvo laikas ir jis pataikė man, kai aš dirbu ant virsmo, buvom gal ir sportiški, skaitant ir visus sportus, ir krepšinį gal netgi, ir turistinis visokius žodžiu, daug čia šnekos būtų, bet gyvenimas eina į priekį, viskas pasikeitė, mūsų dideli virsmai įvyko. Jūsų jaunesnių akise viskas įvyko. O pats kaip direktorius, ar geras buvot vaikams, ar labai griežtas? Labai. Nebuvau griežtas, aš gyvenime nemoku būti labai griežtas, todėl gal čia mano nestiprioji pusė būtų, kadangi nemoku, nežinau, gal iš išvaizdos rustokas, žinau, tie vaikai kažkiek gal prisibijodavo, bet suvaldyti ne visada lengva būdavo. Jaunas, energingas mokytojų kolektyvas ir į tuos vaikus. Tai jeigu vaikų paklaustumėt, ačiū Dievui, kažkaip atsiliepimų, tų feedbackų ateina. Paskui dar dirbau antroje vidurinėje mokykloje, gimnazijoje dabartiniai. Tai ten kitą kartą net ir raštelius už mašinos jau žiguliuką turėjau, rasdavau ir dabar kartais gaunu, kad geras buvo mokytojas, dalykininkai, universitetą baigęs fiziką, tai toje vietoje gal ten ir neblogai iš su jais darbavaus ir olimpiados kažkokių pasiekimų būdavo fizikos, o taip, bet laiko trūkdavo kartais su tais visais vaikais užsimti. Žodžiu, nežinau, čia ne man vertinti, čia yra vertina kartais, ateina, susitinkam, maloniai bendraujam, tai tas džiugu. Net ir jūsų, tai labai gera tema. Jūsų vienas iš lyderių, Virginijus Kvedaras, taigi 17 vidurinės mokinys. Aš kiek prisimenu, tai jisai gan neblogas buvo toksai, ten apie 7 klasę. O jis man čia sako, man nelabai... Aš darbę dirbu irgi, bendradarbę turiu. Jis irgi ėjo prie jūsų. Tai daug, tai didelė mokykla, didelis rajonas. Ir gyvenau aš tam pačiame rajone. Ir dabar likimo taip susiklostė, kad teko namą pasistatyti visiškai šalia tos žvaigždžių dabartinės Ąžuolo mokyklos kvartaliukė ir rinkimus ten vaikščio, tai tokia nostalgija yra, ten žaliukai mūsų auginti, sodinti dar tebeauga visi struktūros, vienintelė mokykla. Amfiteatrą mes padarėm prie mokyklos, tokį renginiams, tokį gan originalų tais laikais dalyką. Suprantat, jau čia mano laikais ten visokių peripetijų buvo ir per tą persivertimą
iš sovietmečio į nepriklausomybę, ten tokių ir kavinę pirmą, ir garsus fotomenininkas ten buvo atidaręs, buvęs kultūristas Algimantas Aleksandravičius, ten dalykų vyko gyvenimas. Ir kunigai pirmieji lankėsi pas mus mokykloje, tai čia istorijų galiu pripasakoti, nesusijusių su Lietkabeliu daug. Tai va. Supratau. Ar be direktoriaus pareigų dar turėt kažkokį kaip dėstomą dalyką? Tai aišku, taip. Ką dėstat? Fizika, pati rimčiausia, rimčiau nebūna. Aha, kodėl nelikot pedagogu? Ar jautėt, kad tai ne jums? Ne, ten Aurelija miela ir čia peripėtijos tokios, kad kai tas virsmas atėjo, naujas gyvenimas, naujas santvarka, tai kai kam teko pasitraukti, tai savo, tai ne savo valia, ten kai kurie per iniciatyvus buvom, kai kam reikėjo, kai kam žodžiu, čia tokios jau telieka jos asmenės, jums čia jauniems jau nebelabai aktualios, tos jau čia mes jau veteranai, sakykime, jau link seniorų amžiaus, tai jau nebeaktualu, jau jos pamirštos buvo, nuoskaudų buvo tam tikrų neteisybių, visko ten buvo klaidų, aišku, daryta, buvo viskas naujai darėsi, tvėrėsi Lietuva, tai ten kai kam reikėjo, kad išeitum, kai kam nereikėjo, gal visaip, bet sakot, kad griežtas buvau, tai gal nebuvau pakankamai griežtas, tai ir išėjau. Bet tai pas mane visada posakys, kad nespjauti šulnį, iš kurio gėrė ir iš kurio gal gali tekti gerti dar, tai niekada kai kas paklausė susitikę, čia iš draugų, iš kolegų, iš buvusių direktorių, oi, tai kaip tu gerai padarėjai, išėjai, reikia verkti. Ne, aš taip nevertinu, aš vertinu taip kaip gerą patirtį ir kaip kažkas tai turi su jaunimu dirbti. Ir dabar trūkumas mokytojų, kitą kartą sako grįžti, ten fizikos dėti, tai nepasirašau. Dabar gal ir programos jau kitokios? Tai sugebėčiau gal bet jau tiek to gal nebereikės. Tai va. Supratau. Tai po direktoriaus kelio pasukot verslą. Ar tik šviestuvų parduotuvę turite ar dar kažką? Tai šviestuvų ir dvi sritis. Ir baldų pagrindiniai naudotų, antikvarinių pavadinkim, bet tai taškas gana atidirbtas ir žinomas Panevėžyje. Ir buvo laikas, turėjom gal kokias 4 parduotuvės, skaitant ir Vilnių, ir Panevėžį gal porą, bet dabar optimizavom jau kiek metų. Ir palaipsniui žmona su kompanija perėmė Audronė šviestuvų daugmaž kuravimo sritį. Ir toks šeiminis, jaukus mūsų tas versliukas duoda galimybę pagyventi, biški pakeliauti, biški laisviau pasijusti. Ir kai klausėt apie šviestuvus ir apie baldus. Va, tokios 2 sferos ir nesinori, kai kada yra mūsų Rotary klube vyrų tikrai didelius verslus valdančių, bet aš atsargiai tą žiūriu ir dėl amžiaus, ir dėl sveikatos, ir dėl rūpesčio. Man patinka daug interesų turėti, daug ko domėtis, kažkiek palius tokie laisvę, gal kitą kartą neuždirbu tiek, kiek kiti ar kiek norėtųsi, bet užtenka, turiu kitų interesų. Supratau. Jūs minėjot baldus. Užsiimat šviestų ir baldų kryptimis. Aš dirbu prie baldinių audinių, tai mes kaip ir panašu turim. Taip. Žinau, ten jūsų draugų parduotuvė. Žinau ir savininkus, kurie su krepšiniu susiję. Taip. Dėl to ir sakau taip. O kitais metais minėsite 30 metų įmonės jubiliejų. Aha, atkasėt kažkur. Rekvizitai LT. Jo, teisingai. Ir kaip keitėsi per tuos metus jūsų įmonės kryptis ir klientų poreikiai? Tai gaminiai patys. Labai įdomus klausimas. Susirinkam jūsų krepšinio podcastą, kol kas apie tą darysim gal. Tai klientų poreikiai, aišku, ypatingai šviestuvų sferoje tai sparčiai keičiasi. Pradėjom, buvo eiliniai tokie vos netarybiniai šviestuvai su kaitrinėm lemputėm, viskas paskui halogenų buvo era ir gan greitai praėjo, jie neekonomiški, dabar jau keletą, vos ne 14 metų ledinės technologijos, tai vos spėjom, bet aš, atvirai sakant, aš buvau pradininkas iš Vokietijos, ten suradau kanalus ir pradėjom tokius iš sandėlių vežti likutinius visokius dalykus, ir baldus, ir šviestuvus taip pat įskaitant, naujus. Ir po to dabar sakau, Audronė Gabo, mama žmona užsiima, pagrindinai kuruoja tą reikalą ir
Ir aš jau kitą kartą jau nebelabai kišuosi ir nelabai domiuosi, bendras kryptis žinau. O baldų tai mūsų baldų paprasčiau, baldų poreikiai. Aš to džiaugiuosi, kad kiti ten bijo konkurencijų, kažkokių ten kainų, karai, ten kokie nors pigų LT su kažko, kur kas yra. O mano toj sferoje, mano naudotų baldų, sakykime, sferoje, tai nėra. Konkurencija yra, bet jinai man nebaisi tuo, ta prasme, kad tu parduodi daiktą, kuris dažniausiai neturi analogų, nėra su ko palyginti, tai yra originalūs. Ne tai, kad vienetiniai, bet jie yra kokybiški, vokiški, tą visada pabrėžiam ir to rinkoje laikomės ir gana sėkmingai, sakyčiau. Čia visą Aukštaitiją gal daugmaž žino tą. O kodėl, Aurelija, tiesa, prisiminė, paklausėte, iš kur pavadinimas įmonės? Aurimas, Rugilė ir Gabrielis. Aurimas, tai Rugilė. Norėjau dabar ir klausti, kaip va. sekėsi suderinti verslą ir tėvystę kartu? Tėvams tai nesunku, mamoms gal sunkiau, jūs suprantat, kai joms reikia gimdyti, auklėti. Normaliai. Buvo etapas dar prieš šviestuvus, čia įdomus klausimas, buvo etapas, kai Audronė vadovavo maisto prekių parduotuvė, aš irgi šiek tiek prieš šitą sferą, nuo 95 mes šitam, tai kaip sako, 30-metis kitam, tai buvo nuo 92 tokia pauzė, tokie biški blaškymosi. Įvairių tokių versliukų pačiupinėjimo buvo ir mėsos, krekenavos produktų distributorium. O Audronė turėjo smulkę maisto prekių parduotuvėlę, tokią individualią, kurių tais laikais buvo. Tai klausėt, kaip sekėsi derinti. Įdomumas buvo tas, kad vaikai, Gabrielis dar gal negimęs, buvo, jo, 93 gimimo, tai jis jau valgė irgi. Ir suprantat, iš maisto parduotuvės visą laiką valgėm maistą tokį ant ribos pasibaigimo, toks buvo potyris. Tai juokėsi vaikai, kad išaugant iš tų šlaunelių, dešrelių, tokio... Čia jūsų vaikai išaugant. Bent jau teko šiek tiek jiem to malonumo. Tų besibaigiančių, sakykime, kurių realizuoti sunkiau. Tai toks šiek tiek, kaip ir humoras, ne humoras, bet tokia realybė buvo. Bet ten tęsiasi gal porą-trejata metų, paskui perėmėm šitą pagrindinę dabar Aurugos vardu tą biznelį. Bet jis nėra toks reikšmingas, nėra toks vertas labai čia dėmesio ir aprašymo. Nebent vardas įmonės yra. Tai ar buvo griežtas savo vaikams? Oi, vėlgi reikia čia Gabrielių ar vyresnius pasodinti, mano dar dvi atžalas mūsų. Tai jie pasakys, kaip ir mokykloje, taip, nežinau, dabar Marčios, Aurimo sūnaus ir Gabrieliaus, tai abi sako, kad vaikai, kad gerbia tėvą, o mamos bijo. Ne, ar atvirkščiai, nebežinau. Tai gal kažkoks, bet tai nebuvau ir buvo niuansų, kad Audronė pyksta, kad aš neparodydavau labai tos griežtos, nežinau, tų reikalavimų. Kažkokie būdavo logiški, protingi, pagristi dalykai. Prie mokslo irgi aš ir šiais laikais, kai matau, kad girdžiu, kad ten vaikams problema, aš įsivaizduoju, kad tai turi būti vidinis jausmas ateiti po tas poreikis mokymosi, kad ten ar tėvas ar mokytojas neturi, vaikas turi kažkaip daugti iki to, kad pats supras, kad dėl ko jis mokosi. O jeigu viską per prievartą kiši, tai kažkiek. O koks vaikas buvo pats Gabrielius? Ar išdykęs, ar daug eibių, kokių šunybių prikrėsdavo? Tai vėlgi, Aurelija, geri jūsų klausimai, žinokit, nes dabar neseniai čia, dabar kaip tik tai vyresnysis Gabrieliaus brolis Aurimas 10 metų vyresnis ir tik dabar taip likimas, kad tik susilaukė anūko pirmo ir kažkaip su Audronė kalbam, kaip čia, jis dabar laiko tą vaiką ant rankų, čia myluoja viską. Aš prisimenu, kaip Aurimas, kaip Rugilė augo, o Gabrielis jau tas paskutinis, jis taip mums kažkaip taip pats pasižaugo, ar daugiau jie prižiūrėjo tie vyresni ir tokio, prisimenu, kad aš jam, kaip tik tai buvo biznio pradžia, 93 gimimo, o aš 94 pradėjau į Vokietiją, mano klasės draugas tenai, nuo jo ir prasidėjo tie verslai, lietuvis vokiečių kraujo turintis, tai važiavau 94, Gabrielis dar visai mažiukas buvo ir parvežiau pirmą vokišką mandrą kažkokią mašiniuką, žaislą, tai tokius ten kažkokios aprangėlės, jau ten pampersai atsirado tokie, o apie ką klausėt, kaip auklėm, jo,
Klausiu, ar tai buvo daug keibių krėsdavo šunybių? Nelabai. Buvo geras mokinys, jis geras toks, vaikas. nu, tai jis jau toks, aišku, kaip pagrandukas mažesnis, toks biški, gal kažkiek, nu, žinot, kaip būna. Numiluotas. Jo. Bet kad labai pasiūtęs būtų, toks tvarkingas, drausmingas buvo ir tos gal priežiūros tokios daugiau gavo, nes jau sąlygos jau naujos buvo, jau, kaip sakau, pradedant pampersais ir visokiais naujais produktais, jau nebe sovietinio lygio, jau prasidėjo tie dalykai, kažkaip leido galimybės jau tam versliukė pradėjus, jau ten ir kažką nupirkti gražiau, tai jam gal buvo nebloga vaikystė, paskui ir būtas buvo erdvesnis, Marijonų turėjom 5 kambarius ir paskui jau dar vėliau namas atsirado, tai sakykime, augimas jam buvo gal lengvesnis ir visus privalumus pajuto tos naujos tvarkos. Kaip atsimenat, kaip Gabrielius pradėjo lankyti krepšinį? Kaip visą laiką, kaip daėjo iki to krepšinio? Ar tai jūsų iniciatyva buvo, ar mama nuvedė? Kažkokia, irgi geras, teisingas klausimas, kiek atsimenu. Tai čia, jeigu iš toliau pradėti, tai čia mano kaip ir, sakykime, tam tikros vizijos, svajonės, kaip ir prasipildymas, nes aš pats iš Biržų krašto. Aš pats Biržų krašte augęs, o Biržų kraštas garsus krepšininkais tos kartos, jūs dar turėtumėte irgi žinot, Garastas, legendinis treneris, mano studijų laikais jis persikėlė į Kauno, perėmė Žalgirį ir parsivežė iš Biržų eilę krepšininkų, amžinatelis Valikonis, daleiskim, buvo labai perspektyvus Sovietų Sąjungos rinktiniai, žaidė mano metų praktiškai, 60 gimimo, Jankauskas, Virginijus Lekerauskas, va šitie ir nebuvo pagrindiniai žaidėjai, bet labai gana svarbus Garastas mokinukus, o aš vidurinėje mokykloje, kai mūkė tokiam Papilio miestelį mokiausi ir sekiau viską, sportą skaitydavau, žinodavau jų pasiekimus ir toks vidinis, toks grauždavo, Paulauskas buvo mano kumyras, legendinis krepšininkas, Lietuvos daugkartinis pasaulio ten olimpinis ir visoks čempionas, suprantat, apie jį daug rašydavo. Aš už pažymių knygutę susikišęs nuotrauką, toks būdavo vidinis jausmas kažką su sportu turėti reikalų, tai į universitetą Vilnius nuvažiavęs ir Klajamas ir su žmona Audronė ten pralankėm ir tam tikrų pasiekimų turėjom, studentiškam lygį. Ir tas toks kažkoks įdomėjimas į sportą visą laiką buvo. Tai čia gavosi dabar kaip jūsų svajonės išsipildė. Jo, Aurelijus. Ir Aurimas buvo mano iniciatyva, buvo nuvežtas į dabartinę 18 vidurinę vyresnysis sūnus. Pas trenerį Alekną, dabartinį panį, kuris sėdė ir rungtynėse dar sveikinamės visą ką, suprantat, ir kažkas jam nepaėjo. Jis nenorėjo sakyti, bet dabar tai jau paaugęs kažkaip lyg ir prasitarė, kokios ten buvo problemos, kai jam tas krepšinis nepaėjo. Man buvo apmaudu. O Gabrielius, apie kurį norit išklausti, tai jau jis lankė 5 vidurinę mūsų garsiai sustiprintą tą anglų mokyklą, jau kaip ir prestižinę, suprantat, ir atėjo kažkoks treneris rinkti grupės, net bijau pasakyti, Prakuraitis ko gero tai buvo, bet gal ir ne jis. Paskui tęsė grupę. Tai jis parėjo namo, nori lankyti krepšinį. Ir toks ir pasidarė. Bet jis, jeigu klausit toliau, ten pradžioj nelengvai jam taip klostėsi. Ten tokių augesnių, rimtesnių vyrukų buvo, bet rezultatas šiandien toks koks yra. Po to baigęs mokyklą išvažiavo mokytis? Tai nebaigęs dar mokyklos. Jisai ten pradėjo, 5 kokioj gal klasės. Į turnyrėlius, į Lenkiją, čia po Lietuvą, treneris Prakuraitis buvo ir taip kažkaip jam nebuvo taip, kad labai, sakau, gerai sektųsi. Taip mes biški su apmaudu žiedam, paskui jau nueidam pažiūrėti, čia gal Beržų salėj, kaip ir neblogai atrodavo, bet tokio labai didelio pasitikėjimo trenerio neturėjo. Bet jau paskutiniais metais, būdamas gal 8, būdamas, čia kokie metai, buvo 2007-2008 ir Lietuvos jau moksleivių krepšinio lyga jau buvo tokia pažengusi, jau ten rimti turnyrai su statistikom, su visko būdavo ir jie tie 7-okai jau kovėsi aukštam lygiai, kažkur ten antri ar kaip ten ir Gabrielius statistikoje jau aš pradėjau žiūrėti, kad jis ten gerai atrodo. Jau duodavo ir minučių Prakuraitis ir pasidarė kaip ir lyderių.
Ir tada vasarą nuvažiavo į Klaipėdą, Palangą ar Neringą, ar Šventąją. Į Šventąją Stepas Kairys yra šilutiškis, daug vaikų išvežęs, išsiuntęs į Jungtinės valstijas. Įskaitant ir garsius, tą patį Jasikevičių, ten Songailą, Jevtokus, gal 200 yra išsiųsta, vardinu garsiausius, bet ir mažiau garsius, bet labai daug. Tas į Ameriką modelis jis ten atidirbęs ir mes Tai jau čia pasakot, ar dar jūs paklausot? Jo. Tai čia buvo nuvažiavęs jau prasikūtęs su nebloga moksleivių statistika ir 7-tokas būdamas pas trenerį Stepą Kairį, su kuriam tikrai ir dėkingi ir po šiai dienai dar jisai darbuojasi Rusniai Šilutėj, suprantat, ir skambina, mes jau kažkokie užsienio kelionė jau buvom su mama Audronė, skambina, sako, jūsų vaiką noriu pakviesti į Ameriką važiuoti. Mama iškart pakėlė akis, ne, aš vaiko kur neišleisiu čia, nes kas jis ten pas jį kokį juodą ten. Tai norėjau ir klausti dabar, ar nebuvo baisu sūnų taip išleisti? O aš paslapčia, kadangi, kaip jau prasakiau, kad mano interesas buvo, kad kažkas išeitų į sporto sferą, tai aš jau taip jau visais galimais savo įtakos galimybėmi bandžiau įtikinti mamą ir, aišku, Gabrielius pats irgi abejojo. Nuvažiavom pas Stepą Kairį į Šilutę vieną kitą kartą, jis ten įtikinamai parodė, ten davė koordinatės į privačią mokyklą. Į vidurinę mokyklą reikėjo važiuoti į 9 klasę, suprantat. Ir tą mokyklą, gal turbūt paskui sužinojom, tą pačią Holderness School, vidurinę privačią mokyklą, buvo baigę ir daugiau lietuvaičių, bet vienas žymiausias bene yra Martynas Pocius, rinktinės žaidėjas ir dabar sutinka ir su Gabu sveikinasi ir su manim, suprantat, tai jo pavyzdys buvo, bet jis prieš porą metų gal buvo jau baigęs. Paskui dar kiti buvo, ten jau pavardžių neprisimenu, kiekvienais metais ten man labai įdomu, kaip ten amerikonai, kokies jiems interesas ar parodyti savo šalies galybę, didybę, kad jie palankiom sąlygom tos mūsų lietuvaičius ar Stepo Kairio ten įtaka, bet po visą Ameriką tas modelis išplytęs ir po šiai dienai. Ir tenais gaudavo, buvo komanda. Ne, tai be abejo. Tai ten važiuoja, aišku, reikia mokslo turėti rodiklius. Amerikoje ten tokia vos nesovietinė sistema, ten drausmė, tvarka, atsakomybė. Mes kai nuvažiavam, ten pažiūrėjom, kad daug kas iš tos tarybinės fizikultūros, tokių metodų taikoma, tvarkingumas, atsakomybė, tvarka, ten griežta bendrabutinis gyvenimas, nėra taip, kad Amerika ten laisvė šalis, ten gal todėl ir pasiekimai. Tai ar negaila išleisti, tai mamai gaila, aš pats asmeniškai nulydėjau ir ten palikau toje Amerikoje, tam privačioj mokykloje. Žiūriu, jokios apsaugos, ten paliko daiktus, kompiuterį nupirkau, čia sako, nėra problemų, čia bendrabutis net nerakinamas, ten tokių vaizdų, ten New Hampshire valstijoje, aukščiau Bostono, tokia link Kanados, tokia labai graži gamta, tokia ramų žmonės, tokia, sakykime, provinciali, gal ten aplinka, bet tų emigrantų, tų vadinamų, tų spalvotųjų žymiai mažiau, ten privati turtingų tėvų, tokia aplinka gera, tai paskui susipažinom, šeimose priimdavo ir pas mus Lietuvoje lankėsi, gera labai gyvenimo mokykla, patyrimas, bet pradžia buvo sunkoka. Anglų kalba nebuvo tobula, nors ir 5 vidurinę lankė, reikėjo jam tų papildomų pamokėlių tenai samdytis, viską suprantat bet draugiški labai žmonės, labai, kadangi apie amerikonus ten gali visokių atsiliepimų prisiklausyti, o tai, ką mes patyrėm, tai buvo aukščiausias, sakykime, svetingumo, vaišingumo ir finansinės netgi pagalbos. Mes su šeima ten lankėmės kelis kartus pas tėvus, su kuriais dabar palaikom ryšius kažkokius, ir Gabas ten dabar draugų vestuvės, kad važiuoja su Adyta žmona. Ir aš po to nebuvau, bet kadangi 7 metai praėjo, pradėjom kalbėti apie vidurinę mokyklą, 3 metai vidurinę, įsivažiavo, žaidė krepšinį, pasidarė, sakykime, kaip ir lyderis tos vidurinės mokyklos. Dabar ko gero daikime kito, kaip jisai sugalvojo tapti bankininku. Tačiau vėlesnis etapas, Aurelija. Bankininkai jisai sugalvojo tapti jau dabar 3 metai Holderness School,
Tada Dartmouth koledžas. Dartmouth koledžas yra prestižinio Amerikos Ivy lygos tarp 350 universiteto sporto lygų. Yra tokia 8 komandų rytinė pakrantė pagal Bostoną, ten garsiausiai Harvardas, Princetonas, Yale'as, prestižiniai universitetai ir Gabrieliaus Dartmouth koledžas. Tai jį baigus vidurinę mokyklą, treneris atvažiavo, kažkaip nugirdo, ten jie skautingas tas vykstas ir jis ten trajekus tada mėtydavo, dabar galėtų. Per sezoną po vieną, po du. Mėtydavo, ir universitete. Žodžiu, jį paėmė į šitą Dartmouth koledžą. Vieną iš prestižiškesnių, vadinamų ramių, tokių kaip ir kaimiško, ten labai irgi, kaip sakiau, žali gamta ir dar šiauriau nuo Bostono, dar link Kanados, reiškia šitas Hanoverio miestelis, ten visi pavadinimai yra, ten yra naujojos Anglijos valstijos ir daug europinių miestų pavadinimų, visokie Plymutai, Mančesteriai ir taip toliau, tokie patys pavadinimai, ką gali Anglijoje, nes ir kultūra tokia, nes ten Amerika vystėsi nuo Bostono arbatėlių, ką jūs geria. Tai va, tai čia dar tolima istorija, kaip klausėt, kaip jisai, apie ką pamiršau jau. Bet tai kaip jisai nusprendė tapti bankinininku. Kaip bankinininku. Bankinininku jau reikėjo atžaisti 4 metus ir prasimokyti Dartmouth koledže, su ekonomisto diplomą gauti, prestižinį gana, labai ten nebuvo palaukti, ten reikėjo mokytis. Ten pirmas dalykas, norint žaisti krepšinį, reikia studijų lygį palaikyti. Ir kad gavo tą diplomą, kurio vertė tuo metu rinko į Amerikos apie $250,000, todėl kad gradacija yra tokia, jeigu tu tą universitetą baigęs, tai bus tavo darbas toks atitinkamas jau, kad tu atidirbsi tos pinigus, atgausi per algą turi, nes tokia ir prasme yra studijuoti ir mokytis. Bet, iš kitos pusės vis tiek jo interesas buvo krepšinis ir tą vadinamą tą diplomą nėra visiškai paprasta. Į Europą grįžus jis nelabai čia smarkiai groja. Jisai. Bet jisai atlikinė ar praktiką? Jis būtų labai smarkiai kabinėsis į biznijos pusę, į ekonomikos, tai galbūt, nors jis visą laiką Lietuvą mylėjo, tai čia beprasmiška kalba, gal čia reikia su juo esat kalbėję, tai jis patvirtintų tą patį. Tai jisai nedėjo to tikslo, reikėtų praktikas daryti jau ten, kad kur nors tvirtintis biznio lygį, tai jis tą diplomą turėjo ir grįžus padėjo į šoną, bet po 2 sezonų, tai čia dar ilga istorija. Tada po 2 sezonų Ispanijos antroji lygoje, Huescos komandoje buvo pirmas sezonas neblogas, antras pajėgesnė komandoje Palencija, kuri buvo ant ribos išeiti aukščiausią Ispanijos lygą. Ir ten toks sunkesnis sezonas. Mes vėlgi abudu buvom, ten aš 3500 km važiavam lengvą mašiną 2,5 dienos į tą Ispaniją ir grįžom po to. Ir jam ten kažkas ne per geriausiai. Ten jaunas treneris buvo, savo interesai tokie ir toj komandai nelabai paėjo tie antras sezonas ir jis grįžtant žiūri toks nelabai linksmas, žinai, jau iš tos Ispanijos. Ir kažkaip nusprendėjau dar dukra Rugilė, bankininkė, atsiprašysiu, šitą ir jį taip jau nelabai pritarė tai sportiniai krypčiai, tai panaudok diplomą, eik. Ir jis grįžęs kaip ir pusiau savarankiškai, vėlgi sako, ar mes čia įtakuojam labai daug, jis priėmė sprendimą, o brolis vyresnys Aurimas kaip tik buvo dirbęs Nordea banke. Jo gal kažkiek įtakojo rekomendacijomis, jis nutarė išbandyti save toj bankininkystėje. Aišku, ten Vilniui su kaklaraiščiu, su kukle kelių šimtų, ar litų jau buvo, eurų turbūt, algelė, gal dar litų. Tai porą mėnesių pasidarbavo, nuoma, viskas ir treneris Cvirka, va čia iš bankystės, kaip treneris Kėdainių tuometinio Nevėžio, dabar bedirbantis, kažkur jį buvo matęs iš tų jaunystės laikų. Ir pasikvietė. Ir per agentą. Agentas Deimantas Baziukas, irgi buvusios statybos krepšininko sūnus Deimantas, jis turi garsių čianai vardų, tai gabas jam
ne visada pirmoji opcija, kad labai jo pasirūpintų. Nu, nežinau, gal tai va. Tai ir gavosi taip, kad bet per Deimantą, per Baziuką ir per Agentą ir pateko, grįžo į Kėdainius. Ir nuo šiandien jau kiek? 2 sezonai Kėdainiuose ir 6 Panevėžy. Taip. 6 Panevėžy. O kaip reagavo brolis, sesuo, kaip Gabrielius nustumė tą savo bankininkystę? Geri klausimai, tik tai atsakymai nevienareikšmiški, kaip reagavo, tai čia jau reiktų klausti. Dukra Rugilė, jinai jau tokia moksliukė, irgi 5 vidurinę baigus, tai jinai visą laiką skeptiškai biškutį, nors pati sportiška ir sportuojanti, ir mus verčianti judėti, ypatingai mama ir mane irgi. tai jinai kaip ir už sportą, bet ne už šitą, ne už profesionalų sportą, iš kurio galėtum duoną valgyti. O vyresnysis Aurimas tai normaliai, tai jis palaiko, jis labai kietos turi savo nuomonės, jis turi kritikos krepšinio sistemai mūsų ir Lietuvos ir Lietkabelio konkrečiai, ir taip kartais biškutį galima jo ir paklausyti, ir Gabrielis paklauso, kartais papolemizuojam, pasiprieštaraujam, žodžiu, tai nėra vienareikšmiškai, kad jie būtų labai už. Tikrai taip. Jo. Dabar visai nesenai, bet Safe LKL 2024 metų individualaus įsitraukimo nominacija atiteko būtent Gabrieliui. Kaip jūs pats reagavot ir ar palaikėt sūnaus mintį įkurti vasaros vaikų stovyklą? Vėlgi, šiek tiek tarėsi, bet čia jisai labai pabrėžė, Gabrielis, sakykime, gal čia kažkiek pareina nuo šeimos, mūsų nuo auklimo, kad mes irgi, aš pedagogas buvęs ir Audronė žmona ir tokie, įsilavinimai kažkokie yra, kažkoks supratimas gal šiek tiek platesnis apie gyvenimą, tai gal vaikam persidavė tas, kad ne vien susideda iš tiesioginio darbo, kad reikia žmogui kažko būti ir atsakingam, ir kažkam padėti, jeigu galimybės leidžia. Ir tas tai va, bet čia gal ir kraujį. Plius žmonos Editos įtaka, jinai savanoriaujanti, tai va, taip po palaipsniui Gabrielis taip save surado, kad išreikšti reikia ne vien. Ta stovyklos idėja, tai ten yra, jis sakė, ir treneriai ten pažįstami, dirbantis ir užsieniuose, čia ir Kėdainių antras treneriukas mūsų, netgi kaimynas pagal gyvenimą. Inspiravo, Matas berods. Tai čia toks sudėtinis produktas tos stovyklos atsirado, tai aš jau kaip tik kalbėjom nesenai, kaip jos gimė, kadangi dabar čia už tas gražias iniciatyvas, tai tie nominacijos pasipylė, tos rungtynės 500 sueina. Tai, sakykim taip, Gabas ir aikštė yra nestandartinis su savo tais flauteriais metimais, gynyba, taškų mažai darimų, žodžio, taip ir gyvenime. Niekas neturi tokių kibių rankų kaip jisai. Jisai nestandartinis gaunasi toks ir šitoj krepšinio pasaulyje. Retai, kuris, jeigu dar Aurelija ar kiti gerbėjai gal net ne visi žino, jisai šiemet apsigynė gavo magistro diplomą Lietuvos sporto universitete, kas leidžia, matyti, kažkokias pretenduoti paskui baigus karjerą į kokias nors vadybos, sporto vadyboje kažką pasireikšti. Tai tas tikrai nemaišo ir tai paliudė, kad jis neapsiriboja vien krepšiniu. Ir knygas skaito, ir protmušius, ir vienas, ir su Edita, ir su manim einam tokius dalykus, ir kultūras. Aš įvedžiau jos dabar, kadangi Edita yra iš kito Lietuvos krašto, tai supažindinau su Panevėžio teatru atgyjančiu, su režisieriumi Špilevoju bendrauja. Sakykime, mano reikalas gal kažkiek reklamuoti ir girt savo vaikus, tai va toks, aš manyčiau, ne visiems kitą kartą aktualus. Nekalbant jau apie tai, kad jisai labai daug dėmesio skiria, gal dar paklausit apie, kai pasiekė tą 500 rungtynių. Tai va sekantis klausimas, norėjau ir klausti. 500 sužaistų rungtynių, nepraleistų nei dėl ligos, traumos, ar noriu, nenoriu, ar nuo nuotaikos. Ką jūsų sūnus daro ir ko imasi, kad stengtųsi išlaikyti šitokią formą? Tai vėlgi, jis pats gali pasakyti, bet ir aš galiu pasakyti. Čia kaip tėtis gal irgi. Čia gal vos ne
vienas iš didesnių tokių pasididžiavimų ir propaguotinų dalykų. Vat nesenai, jeigu iš toliau paeiti, buvo podcastas, aš jų pasižiūriu daug, domiuosi, su Martynu Pocim, to pačiu, kuris Gabo mokyklą baigęs, ir Donatu Motiejūnu, rinktinė žaidėjai, su kuriuo, tarp kitko, Gabrielis vienintelį kartą savo karjeroj pasaulio čempionate žaidė su Donatu ir labai gražiai atsiliepė apie jį. Tai va, Donatas Motiejūnas dėstė tas visus, kaip jis irgi. Traumų vyrukas turėjo, dabar jau garbiam amžiui, bet gerai įsilaikęs ir palaiko kondicijas visas ir kaip jis įsikapstė. Tai paklausiau tą podcastą, tai Gabrielis daug principų tų gyvenimo būdo, treniruočių, maitinimosi, viso psichologinio, visokio kitokio pasirengimo taiko, bet Donato Motiejūno ar galimybės kitokios, jis ten asmeninis trenerius ir samdosi. O Gabas kažkur iš savai vidinių tokių turi resursų, kad jis baisiai griežtas, jis ir mane, mano kompleksija šiek tiek viršė vidurkį, tai jis visą laiką šitą pabrėžia ir nori įvesti doros kelią į maitinimą. Jisai stebėsi, yra nepaslaptis ten ir komandos kitų žaidėjų kartais net atskleidžia, kurie prisilaiko, kurie neprisilaiko, jau ten nekalbant apie alkoholį sezono metu, bet maitinimas jis pas jį sugraduota, sudėliota, suskaičiuota visa rutina, kas prieš rungtynes, kas ką, jau atsakingumas yra aukščiausiam laipsniui. Tas duoda rezultatą, tas čia neteina taip, kad užsimanėjai jo. Tai aišku, gal ir sėkmės, ir kažkokios aukštesnių jėgų palaimos yra, bet tai šitokį pasiekimą. Čia jūs gal girdėjot, matėt, čia praktiškai atsirado, jis pats jaučia viduj, bet aš irgi jaučiau. Ir suprantat, ir pradėjom biškį skaičiuotas rungtynės pernai. Ir rašėgi spauda, Rytis Kazlauskas komentatorius priejau. Tada buvo 443. Jo, 443 pernai priejau. Rytis Kazlauskas paskaičiavo ir labai teisingai paskaičiavo. Tai įspūdingas skaičius, 500, kaip sakot, ne tai būnagi, tai ir žaidėjų neforma, tai ten žinot, jūsų terpiai ten Facebookas ir gali kitą ką tai ką ten, gal ten žaidė ten po 5 minutės, ne po 5, Gabas varo vidurkis karjeros turbūt apie 20 minučių, jūsgi žinot, ne minučius, ne šiukšlių minučių žaidėjas yra iki šiol, ačiū Dievui. Tai va, tai čia yra neprilygstamas tikrai Lietuvos mastu, tai tikrai, aš manyčiau, ir Europos tai nevadinkim, kad čia jau lenktyninis lygis, bet yra Eurokupo lygis, tai jau yra vis tiek prie netoli elito ir išlaikyti tokią formą unikalu čia yra. O metodus pasakiau, čia viskas yra, poilsis ir maitinimasis, ir mankšta, ir pasirengimas, ir prieš rungtynes atsakomybė, nežinau, čia yra jau mentalitetas, sakykime, aukštesnio gal lygio tą leidžia. Tai vanga, čia šaunu. Taip, suprantu, jūs kaip tėtis labai didžiuojatės ir Gabrieliumi. Ir be abejo, savotiškas pasididžiavimas ima apšnekėti tą laikotarpį, kaip jisai žaidė su Lietuvos rinktinė. Čia labai vėlgi. Kaip buvo tas, kaip jis buvo pakviestas, kaip jis buvo... Čia galima sakyti, kad, jeigu realiai kalbėti, tai ko gero antras, kiek aš pamenu, nepriklausomybės istorijoje, Mindaugas Lukauskis turėjo vaidmenį kažkokį Lietuvos rinktinį, gal irgi didesnį negu Gabas ir Gabas. Tai vėlgi visi žinom, nėra jis puolimo, kažkoks genijus ar super fiziškumo žaidėjas, atletiškumo, sakykime, bet tikrai, bent jau jūsų sirgalių, tų tikrųjų fanų tarpe, kurie ar specialistų išsikovoja kažkokią vardą, o dėl rinktinės tai įdomus dalykas. Prieš metus 22 buvo, tai sakykime, ten 21 metais nebuvo nei minties. Ir vėlgi, būkime realistai, gal šiandien, jeigu sugraduotumėm Lietuvos ten tuos aukštaūgius centrus, tai Gabrielis gal ten į 10-tuką patektų, sakykime, gal į 8-tuką, bet tais metais situacija taip pasisuko, kad 1, 2, 3 negali, Echodas traumuotas, kitas nenori.
kitas taip ir trenerio Maskvyčio, apie kurį vėl kiekvienas galim turėti savo nuomonę, bet mums jisai likimas tas buvo parankus, kad paskui žiūrim, kad čia jau artėjam prie šito, jau pradėjom važinėti draugiškas rungtynės, kad jau liko 14, ir tarp jo ten, pavardį žinom, tarp kurių ten buvo žaidėjų. Ąžuolas turbūt dar šiek tiek per jaunas buvo ir pasirinko Gabą galutinę variantę į Filipinus. Tai aš jau buvau be kelias sparnus važiuoti tenai, bet čia istorija gilesnė, aš turiu savo vertinimą, kas kaip galėjo būti. Ir jūs turbūt jaučiat, kad Filipinuose mes turėjom šansą būti dar geresni negu 6 vietą. Tai kažkaip ten įdomiai. Noras, kad būtų kuo geriau ir kuo aukščiau. Ten nereikėjo, ten Maskvytis sakė, kad su amerikonais tai ten duosim biškį antrai sudėčiai, ta prasme įskaitant Gabą. Ir gavosi rezultatė, kad Gabas prasidėjo ant suoliuko, tos istorinės rungtynės kažkam vyrams pakryto trajekai ir atėjo. Margiris sakė, su Margiriu gerai tarp kitko sueinam, Lietkabelį žaidė ir žmonos abi Panevėžietis. O Panevėžietis, ne Panevėžietis, o ryto šokėjas buvę. Tai Margiris sakė, kad Rūbiniai svarstė per pertrauką kartu su tais amerikonais toliau kovoti, šakotis, žinot, sportinis azartas, laimėjo vyrai, bet ten buvo, kaip ta vadinama istoriškai, pyro pergalė. Jie žinojo, kad sekantis yra serbai. Ir nežinau, futbole tai tos rungtynės pasaulio čempionatas būna vienu laiku, kad tu nederintum, negalėtum pasirinkti varžovo. O čia buvo visi šansai išėti ant italų ir suprantat, italai būtų ne serbai. Tai mes galėjom būti ketveriukiai su olimpiada, su medaliais, su pinigais, su premijom, su šlove, nežinau. Šiandien ir... Yra kaip yra. Pakalbėkim gal dabar apie mūsų komandą miestą. Šis sezonas nesiklosto taip, kaip visi norėtų. Nesiklosto. Jūsų nuomonė, kokios to yra priežastis ir ką būtų galima pakeisti? Maldūdinė Audronė pastatyti trenerių reikia, jinai labai žino, ką reikia pakeisti. Ne, tai žinot, mes čia kiekvienas turim savo vertinimus. Tai jūsų įžvalgos, man įdomu, jūsų nuomonė. Aš nenorėčiau dalintis ir nelabai ir turiu tų įžvalgų. Kažką žinau, gal biškutį daugiau negu vidutinis gerbėjas, bet Gabas yra labai šitoje vietoje irgi korektiškas ir gink dieve jisai tokių sakykime, labai kukliai kartais praslysta niuansai, kurie jo matymų komandoje taisytini jo matymu, bet jisgi ne dievas ir ne treneris ir tuo labiau ir šiemet kažkaip ir jam reikia, Gabas yra geras prie gerų įžaidėjų, kurių visą laiką Panevėžy trūksta, jeigu apie Gabą asmeniškai. Ir komandai trūksta, ir jam trūksta, ir Čianakui, sakykime, dabar pasikeitė valdžia. Su nauju direktorium gal bus kitoks požiūris, komplektacija, prie Martyno Purlio puikus rezultatai, išlaikyti 5 metus, sporte taip jau būna, kad išlaikyti tą kreivę, tai NBA kiekvieni metai čempionai keičiasi, to gal intriga įdomiau, čia pas mus užsistovėję buvo Žalgiris, gerai Rytas biškį suvokė, tai mes antroje, trečioje vietoje sunku ir jo išlaikyti, nes žinot ir pinigus, ir biudžetas. Tai tų priežasčių čia matyti visą eilė, nesam, aš sakyčiau ten, kad kažkiek, gal komplektacijos, gal biški nesėkmė, nepataikai su žaidėju, neatsiskleidžia taip, ten tos traumingumas didelis. Čia sirgaliams visada norisi, kad būtų, kad komanda laimėtų, bet, amerikiečių, jeigu jau taip visiškai tų vadinamų draskančių gynybą, skorerių, neskorerių, gal labiau šūterių vadinamų trūkumas. Aš šitą niuansą, bet tai toks diletantiškas čia požiūris, gal žinom, kad trenerių mūsų požiūris, mūsų savininkų komandos yra toks, kad jie nelabai jų mėgsta. O kitos komandos, visos, LKL, Jonava, Utena, Kėdainiai, visi ištraukia tų darančių paskutinės minutės ir lemiamų momentų. Šiemet tokio, bet yra, kaip sakome. Šiandien kaip tik viešoje erdvėje kėlė
prieš Umaną irgi rėja, kur dabar žais Europos taurė, irgi tą praeitų metų, 22-23 metų, kaip Morisas tą paskutinį tritaškį. Mačiau, tai jo. Nu, va čia, va tai... Oi. Tai va, tai tokio, bet tai pernai turėjom Sirvydį, turėjom Gedimino Varėlį, čia buvo diskusijų dėl jų Sirvydžio, tai jau niekur neišlaikysi, dėl Gedimino, vėl kiekvienas turim savo nuomonę, aš laikyčiau, kad gal, sakykime, jau ir teisingas sprendimas buvo, nepavyko bet aš galvoju, kad man tas šaunus vyrukas Gabas labai teigiamai jį vertina. Aš labai irgi dėl man džiaugiuosi. Tai ir jau pradėjo rodyti ir parodys gal. Ir manau, kad man tas gal net ir iki rinktinės Kurtinaičio gana sėkmingai dabar sustartavusios. Tai dasimuš. Tai va, tų čia biškiai apmaudu, kad panevėžiečių mažokai darosi ir nelabai matosi, aš jau nelabai įsigilinęs į tą visą struktūrą. Žinau, kad yra trenerių, kad jaunimas kažką čia laimėjo kažkada tų moksleivių, pernai, užpernai, bet vat nedauga iki Lietkabelio lygio. Tai norėtųsi, kad ir kaip iš vienos pusės norim pergalių, norim amerikiečių, ten serbų ir kažkokių importinių, tų brangesnių žaidėjų, bet geriau, kad pasitenkinimas būtų. Praeitą sezoną Nikas dar buvo. Nikas išvažiavo berods į Vilnių. Į Vilnių išvažiavo. Jo, kad saviems ir pinigai liktų, ir pasitenkinimas, dėl Gabo, taigi vis tiek. Aš jau tiek nevertinu, jūsų gildija tai pamišusi, čia Gabas pas jūs pusdievis jau, jis yra, vertinat. Jisai gal ir moka save pastatyti korektiškai ir gerbė, ir sirgalius, ir kontaktuoja, ir visai kaip, tai abipusė pagarba yra. Džiugu. Viešoje erdvėje labai gausu įvairios kritikos Lietkabeliui ir Gabo žaidimui. Ar kreipiate pats į tą išsakomą kritiką, ar kaip tik nesiveliate į komentarus? Jo, vėlgi geras klausimas. Labai kreipiu, gal net per daug kreipiu ir į kritiką ir vėliuosi, todėl kad kai kalbėjom, kad čia mano tas verslas nėra labai svarbus ir labai stambus ir didelis ir labai užimtumas, tai aš tikrai turiu laiko nuo pat ryto, kaip tėvė mūsų, kol Audronė mankštą daro, aš žiūriu jau ten politinius reikalus, ar kas valdžia pasikeitė. Jo, valdžios nepasikeitė, ar karas, kur pažengė Ukrainos. Ir lėktuvas, kur nukrito, bet antroji opcija yra krepšinio reikalai, kas įvyko ten NBA ir kaip nors. Ir aišku, o dabar tiek išplytę podcastai, ir jūs pradėjo daryti ir tų nuomonių, tai patikėkit, aš gal per daug, biškai jautriai reaguoju, polemizuoju, kadangi į užgaulius neprofesionalius, kadangi kitą kartą viešai, Facebook'e taigi yra vieši asmenys, suprantat, parašo kokiam, nepiktybinė, bet būna, kad piktybių nedaug. Tarp kitko, apie Gabą nedaug, bet yra tekę susikirst ir su kai kuriais persirašom, persimetam nuomonėmis. O šitie anoniminiai komentarai tose krepšinis Nietena ir Basket News'as, tarp kitko, panaikino ir gerai padarė anoniminis galimybę anonimiškai komentuoti. Kalbėkim viešai, atvirai. Tai ten tokių skaudokų, durnokų, tokių, neskaitant jau ten lietuviškumo gramatikos, visokių logikos klaidų, bet tai tokia esame visuomenė, toks lygis ir tie komentatoriai kartais nusišneka, kartais apmaudu, kaip užvedė temą, ypatingai pernai buvo subujojęs tas supratimas Lietkabelis floperių komanda. Taip. Žinot, prasideda nuo Gabo, jo gebėjimo tos vadinamus čeržus pasimti ant savęs, suprantat, ir ten baigiantis biški gal ten Lipkevičius ir trijulė jau praminta ir Gedo, žinai, tais visokiais, tai dabar aš keliu netgi klausimą tada tiem jau, sakau, kiek jūs prisimenat, kiek Gabas yra gavęs techninių pražangų už vaidybą? Ir suprantat, pradedu aš pats galvoti savyje, aš nepamenu, kad jam už vaidybą gal kokią vieną yra gavęs. Tai reiškia, ant tiek jau jisai gabus, kad visą laiką teisėjus apgauna.
Ne, tai mes esame ir su juo privačiai kalbėjęs, tą čaržinimo temą. Nu, tai aišku, kad teisėjas užfiksuotų kontaktą, jį reikia biškutį mokėti, parodyti kitą kartą, bet tai čia jo gabėjimus jau visą lygą žino ir pripažįsta ir vertina šitoj vietoj. Tai atsiranda, griuvimo specialistas panašiai, aišku, tai čia negali, čia labai pykdžinai, čia sirgalių, kaip sakant, kiekvienam jo yra supratimas ir kažkiek gal ir teisybės yra, kad jis tą parodo, bet dėl žaidimo kokybė vienas laukia nekarys ir toj krepšinio aikštelė, jis negali, šiemet kažkaip gynybos tie modeliai gal nesuveikia, o kas mato realiai ten Gabo kojų darbą, visą ką, tai nedirba, yra nevardingi pavardėjai šioje komandoje žaidėjų, kurie nesigina, tai automatiškai ir komandinis rezultatas. O čia ir aš ne viską matau, ten tos gynybos schemos yra Gabas kitą kartą rodęs, kur įrašė, kur norėjo turėjo nubėgti, kur nenubėgo, tai jį specialistai mato, vertina jo universalumą. Tai pradėjom nuo to su tom reakcijom. Tai tebūnie, tai gyvenimas tikrai neapsiriboja ir labai teisingai mes kartais su Gabu šitą vietą sutarėm, kad gyvenimas nėra vien ten krepšinis, šiandien laimėjom, pralaimėjom, apmaudžiai ten kokio Jonavoj, sako, gal mums čia nepasisekė, gal man gyvenimas kažkur kitur atneš, o tuo labiau, kad jam sėkmių tai buvo. Jau vien patekimas į rinktinę jau yra gyvenimo pabuvimas su Lietuvos Maikutė, tai su Gintautu Matiuliu, tarp kitko, Utenos Nevėžį kartu žaidė. Tai labai vienodas požiūris, Gintas irgi ir socialinius dalykus jis ten daro. Ir draugai, tai suprantat, su daug ko draugai, bet Gintauto požiūris, kai jis užsivilko Lietuvos Maikutę trijulių, krepšinį, tai aš jį pasveikinu visą ką ir jis labai jautriai ten kažkokį postą parašė, kad čia yra didžiausias jausmas, su ta išeiti ten vienokiam ar kitokiam lygiai, tai jam Gintui net paėjo ir aš labai patenkintas, kad būtent tokiam žmogui likimas jam dovanoja, bet jis labai Gabą palaikė, jis mato, jis kaip kartu žaidė, žino Gabos stipriasis pusės, ten buvo kažkada šnekų, dar Gintas ir nebuvo Utenoj, tai kad Gabai ten ir Uten ar kur paeit, bet kol kas mes Panevėžy. Ištikimas savo miestui. Ar po rungtynių išsakot savo pastabas, pamastymus, Gabrieliui? Ne, negali išsakyti, labai ribotai, rezervuotai, nes jis jautriai reaguoja, nelabai priima ir va čia šito vietoje tokį, matai, mes abu avinai esam pagal tą zodiaką, aš tais nelabai tikiu, bet tokio aviniško charakterio. Plius dar Edita gana jautriai reaguoja, jau gink dieve apie Gabą, taip kad su pastabom gan rezervuotai. Pagirimus gali išsakyti, o pastabas tai taip, bet jis jaučia, jis supranta ir savo klaidas, ir mūsų nuostatą, taip kad čia aš nežinau, kaip kiti tėvai, gal kitaip ten yra krepšininkų ir dinastijų, ir Sirvydžis teko žaisti jam komando, ir Gedraičio tėvai, Malonova, tas vien buvimas toje aplinkoje leidžia kažkokių žmonių pažinti, tai tie tėvai gal kitaip su jais reaguoja, o aš taip jau ramiau. Vaikštat ir į namų rungtynės ir važiuojat ir į kitus miestus palaikyti komandos. Kaip pats jūs jaučiatės, kaip matot, neina Gabrielis šiandien, neina. Ar pergyvenat, ar dėl tų nugriuvimų, ar jaudinatės, ar čia mama daugiau eina iš proto? Mama biški daugiau eina. Jo. Ačiū Dievui, žinokit, tų nugriuvimų taigi būna ir kokių prisižiūrė, atrodo, jeigu mūsų vaikui būtų ne kažkam. Matytum, bet sakau, jisai turi matyti ir aukščiausias, ir kas apsaugo, kad jis gerą pasiruošimą turi ir anti atsparumą šitam traumom dar kol kas po Amerikos rimta buvo kryžminių trukimas buvo, Amerikoje operaciją darė, mama važiavo, o dabar apie jausmą, kaip jaučiamės, kaip įdomesnė tema yra, kaip mes važiuojam, labai smarkiai važiuojam. Aš turiu subūręs tokių šeimos draugų, tokį ratelį maždaug 5-6 su mūsų minivenu. Tai aplinkinius Vilnius, Kaunus, Utenas, Pasvalio nebėra, Šiaulius, viską, Klaipėdą netgi kartais siekiam. O asmeniškai
į Eurokupo vis ruošiasi, tai gal Lenkijoje porą kartų esam buvę, tik tai šiemet Vokietijai mano mylimoji žais po naujų metų, bet kad dabar viškiau tas turnyrinis interesas toks nusmukęs dėl Eurokupo, bet gal nuvažiuosim, nes ten mano versliuko reikalai aplink Hamburgą sukasi. Tai šitas palaikymo labai jau žino mūsų tą palaikymo kultūrą ir visą laiką po rungtynių mes nueinam į vienokią kitokią kavinę, pabūnam, patariam, tai ir su treneriais, ir su žaidėjais susitinkam, ir Gabas su Edita ateina. Tokia čia labai tokia, pramoginė, tokia laisvalaikinė mūsų gyvenimo būdo tokia tradicija, jinai mus veža, suprantat. Ir aš toks biški pagal charakterį irgi individualistas, tai be to dar keletą kartų nemažai esu buvęs Europos čempionatuose, su Lietuvos rinktinė, olimpinėse žaidynėse Londone teko lankytis. Amerikoje su Gabu NBA rungtynės lankytis, bet daugumą šitų dalykų Vokietijai užpernai šitam Europos čempionate buvau, šitą leidžiu savo ir labai patenkintas ir tada pabūni ir kelelio panauda, relaksas ir malonumas ir krepšinis ir kažkiek dar ten biznio reikalus kartą patvarkau. Tai va. Kaip stengiatės paguosti po pralaimėjimų ar užmotivuoti po ypatingų pergalių? Kaip Utenojva, pavyzdžiui, ištraukė rungtynės prieš Mažeikius? Ne, mes kukliai, mes tokie nesam labai ten jau besi kaip kukliai, ta prasme, labai emocionalūs, kad ten labai persiduoti. Tiesiog yra toks vidinis jausmas, kada palaikai, kada nepalaikai. Tai sakau, tai pasimatymai tose būna dažniausiai. Ir Vilniui susitinkam, ar Kaune po rungtynių, ten platesniam rate, ten sesuo mano iš Šveicarijos net yra, kartais atvažiuoja rungtynėse, dalyvauja krikšto dukra Gabrieliaus, tai pasveikinam, kažkada Žalgirį aplošėm, čia kaip buvo prieš porą metų tie pusfinaliai, o to didelio godimo, tiesiog va tai supranti, bet nesistengi dūšėlys po tų dalykų ir gal nereikia, tiesiog ir nieko ten nepakeisi, suprantat, ir niuansų bent jau žaidiminių neaptarinėjam. Kaip motyvuojat po gerų rungtynių? Motyvuojam, pamotyvuojam, mama kažkas pažada, kad nors iš pavaišinti, nupirkti kokias Gabrielis draugiškas, jis mus kviečia, mes jį pasikviečiam pas save, tiesiog vaišėms, tai vienaip, tai kitaip, tai terasoje, tai pas jį tokia ta motyvacija, geras žodis, aišku, būna jisai, bet blogų nebūna ir nepriimtų ir nereikia. Aha. Ar lyginat skirtingų komandų sirgalius? Lyginat. Kurioje jums, pavyzdžiui, arenoje yra sunkiausia stebėti rungtynes ir kodėl? Ir kaip lyginat jūs tos sirgalius? Šaunuolė, pagirsiu. Kokius klausimus gerus, išvartai ir net yra ko pagalvoti ir pataikai temą. Supranti, lyginu aš labai vėlgi jautrus neteisybėms visokiams ir lyginu sirgalius. Ir dabar ypatingai iškylo, dabar šiom dienom tas Kaune, tų kauniečių, tas fakai, visi Matijošaičiai, suprantat. Tai čia labai gili tema. Aišku, bendruomenės jūs žinot, žiūriu į vyrus, čia šalia sirgalis, kuo jūs skiriatės nuo kitų. Man atrodo, Vilnius toks primityvumas, biškutį toks bukumas, vien orientuotas vien į pergalę. Be abejo, sporte taip, tam ir žaidžiama, kad jin būtų pergalė, jeigu jinai pasiekiama, garbingoj kovoj, bet kada ten ir Vilniui prieš porą trejetą sezonų, kai dėl čempionų ir vėlgi ten apmaudu, kai realų šansą turėjom, ir kai ten rovėsi ant Gabo, kad jis ten kažką ten muštis rodo, ten provokavo, ir ten mane vos nestumdė, ten buvo istorijos per spaudas nugarsėjusios, nieko ten labai neskundė, bet Gaba šaunuolis ten šoko gintis. Ir suprantate, tai paskui ten su tais sirgaliais buvo tų kontaktų, susirašinėjimų, kiti kvietė alaus atsigerti, atsiprašinėjo, kiti visai, bet aišku, viso pasaulio ten neišauklės ir tos teisybės nesurasi. Tai va, Vilniaus yra ta aplinka, ta arena, jų ta mažoji nepalanki ten alum prasmirdusi tokia, suprantat,
Aš, pavyzdžiui, mėgstu bokalą padaryti, bet aš nesuprantu iki šiol dienos. Yra įstatymuose aiškiai parašyta, Kauno ir visose arenose parašyta, alkoholio vartojimas arenoje griežtai draudžiamas. Ir mes griežtai draudžiami ir griežtai laisvai jį vartojame. Nu tai vėl nežinau, aš kalbėjau su arenos buvusia čia vadovybė. Tai čia ne mūsų problema, čia yra įstatymo pažeidimas, neapsauginiai turi tvarkyti, čia yra viešosios tvarkos, čia vos ne policija, čia jį nekreipia dėmesio. Nu tai arba mes tokių įstatymų nepriminėkim, jeigu jis priimtas, tada jo laikykimės. Nu tai čia biškai nukrypau dėl to, čia susiję kažkiek su sirgaliais. Nu, bet tada nerašykim prie durų, Kauno arenui, net juokinga. Prie kiekvieno įėjimo didžiulis plakatas. Tai čia gal dėl to, kad žmonės tiesiog nesineštų alkoholio prie... Nu, kad nesineštų. Aš už tai, kad baruose, tai valio. Aišku, sportas be alaus, tai čia ne visai, futboliai ypatingai, nu ir tam pačiam krepšinį barė išgerti, bet neštis į salę, ten nėra tų sąlygų pasidėti, išbėga su Vilniaus arena, tuo mažoji, ten tikrai pavasarį, kada atkrintamąsią žaidžia, ten neparankus tas dalykas, ten ir apsilaisto, ir smirdė. Bet iš principo, jeigu yra įstatymas, tai teisinėje valstybėje gyvenam, tai turim jo laikytis. Arba jis turi būti nerašyti, Kaune bėga eilutė. Griežtai draudžiama raudonom raidėm, jomajo. Tai va sirgaliai. Tai Vilniaus, aišku, nepatinka. Kauno Žalgirio kaip ir gerbiau ir Lietuvos komanda, legendinė viską, bet dar pernai, kai žaidė Kaune, tokių vėl buvo niuansų, ten vėl su Gabu ten susistumdė kažką, Jeisas į kaklą įrėmė pirštą, Gabui, supranta, dusina, sirgaliai ten rėkoja tokie, dabar ta paskutinė kultūra su Tomatijošaičiu, ten nesu aš jo šalininkas ir gink dieve, ir tas, bet tai mano matymai jau perlenkimas. Sakyčiau, sveikesni gal sirgaliai yra, mažesniuose miesteliuose, Jonavos labai patinka, tokie, į jūs panašus, Klaipėdoj mažiau buvęs, ten jų yra grupuotė kažkokie ten su Ryto fanais palinkusių vos nemuštis, tai apie juos nelabai turi nuomonės. Utenos, sakyčiau, tokie aukštaitiški, tokie sveikesni, tokio išėjus tenai gali su jais labintis ir pasidalinti taip normaliai. Va, Šiaulių ten nėra labai agresijos, man nepatinka, aš esu prieš agresiją, tokia būka, tokia nereikalinga, taigi ne dėl to susirinkam, kad muštis, nors yra kažkodėl tos sporto tradicijos. Aš Anglijai būnu ten pas dukrą ir futbolą nainam, Anglijos, tai ten fanai rodo, Chelsea rungtynės nuėjom, va šitą pievutę čia Chelsea Arsenalo fanų muštynių vietą. Nežinau, negi čia karas yra dėl to, kad suprantat muštis. Tai va, tai tokie sirgalių vertinimai, tai ar jums jau čia sakyt komplimentus, jūs čia per mano... Norėtume mes pasiklausyti. Per mano draugų šitoje akiratį akise, per tos paskutinius Lietkabelio pakilimo, klestėjimo metus, tai jūs grinai išaugot. Kai pradėjau čia lankyti, dar Gabas nežaidė, tai buvo kažkokios užuomazgos to sirgimo, ten žino tos pavadinimus, kitų tų bendrovų. Ir va, dabar čia su mano Virginijau, aš minėjau, kad tu buvai mano mokinys, Virginijus dabar atėjo. Pavėlavo truputį. Tai su jūsų čia pasijungimu, tai esat gal netobuli, bet va tai, ką jūs čia padarėt, va šitą visą aplinką, šaunuoliai, čia ir laiko, ir pinigų, ir atsidavimo, o ten jau arenoje, tai gerai jūs matotės, tų skanduočių sugalvojate, aišku, netobulį esat, bet tikrai jau... Yra dar kur tobulėti. Tai nieko amžino nebūna, gal ir pas jūs atsiras kokių, kaip ir komandoje atsiranda sunkumų, bet jaučia jau gal ir komentatoriai jau visokie. Ten Tiškevičius kažką minėjo, kas ten Panevėžyje yra, tai yra tik viena Vasaris kavinė ir fanai kažkokie grupuotė girdėjęs, o apie Čeponę žinau, sakėt, kad ir lankėsi ir girdėjau ir pats šnekėjau šiek tiek apie tai. Tai va, tai šaunus fanai ir šaunu, kad jūs gerą santykį su valdžia komandos, kiek girdėjau dabar ir su Jonu naujų direktoriumi, ir tai man net vadovaujant Rotary mūsų judėjimui, tarp kitko mūsų rotariečiai, tai vėlgi nenukrypau, o tiesiog norėjau priminti ir
pasidalinti, kad darot veiklas panašias, labai reikalingas socialinės, pradedant krepšinio aikštelių atgaivinimus, statybomis ir lankymų senolių visokių ir vaikų dabar surado šeimą. Visiškai socialinė veikla, kuri mūsų yra fondo. Tai va, užbėgat už akių, man norėjau ir klausti, kad esat Panevėžio miesto Rotary klubo prezidentas. Gal truputį daugiau papasakotumėt apie patį klubą, apie jo veikas ir... Jo, irgi gera tema, visą vakarą galim kalbėti apie daugą, bet Rotary mūsų klubas yra, formaliai yra labdaros organizacija, nepelno siekianti, pasaulinė, 1,6 turinti narių, ten virš 1000 kiek tų klubų. Lietuvoje, aišku, prieš kario metais 94 buvo, 34 Kaune pirmasis įkurtas klubas, 90 praeitą savaitę buvom švęst, o Panevėžyje atkurtas 95 jau šitoj naujoje nepriklausomoje Lietuvoje, tai reiškia kitų metų kovo mėnesį. Man teko atsakomybė, garbė klubą vesti į klubo 30-metį. Tai va, galimas dalykas, kad gal su jumis gal irgi pasimatysim, jeigu bendrystė tęsis kokie tai šventės, kokia informacijoje. Kovo mėnesį mūsų planuojam kažkokį pažymėjimą šito dalyko. Tai va, tai mūsų narių net virš 40 turim šiuo metu, veiklos daugia pusės. Viena didžiųjų dabar aktualių jau porą trejata metų pagalba Ukrainai, esam nemažai projektų prasukę turėję, jaunų iniciatyvių prezidentų, prieš porą metų sugeneravom didelę įspūdingą sumą iš viso pasaulio rotariečių, nupirkom 4 gaisrinės pagalbos mašinas į Ukrainą, o smulkesnių Ukrainai projektų kiekvienais metais renkam labdaros siuntas, bendraujam su Charkovo regionu. Viena kryptis, kita kryptis, kadangi kultūra, švietimas, miesto gražinimas yra mūsų akiratį, tai remiam mokinių pažangumo skatinimo projektus, autizmo spektro sutrikimo, dabar gražų projektėlį įsivažiavome, jau greit baigsim, nupirksim automobiliuką su visa prekybinė įranga vaikams su autizmo sutrikimais, važinėti po kaimelius, prekiauti, įgūdžius lavinti. Daugiau tokių smulkesnių, kurie kartais paskęsta, bet, žodžiu, darom socialinės veiklas. Dabar paskutinis šią savaitę tiesiog vyksta tradicinis 24 metus besitęsė socialinės atskirties mažinimo visoje Panevėžio apskrity projektas su Norvegijos rotariečiais, labai šaunus ir ilgametis ir veiksmingas. Norvegija atveža daug labdaros ir nuperka buitinių dalykų, technikos. Mes kuruojam, paskirstom, bendraujam, važiuojam į šeimas, lankom šią savaitę, labai pataikėm į tą dalyką. Čia buvo prieš kalėdinis toksai mūsų jau pankstintas dalykas. Tai va, tai tų veiklų daug, aišku, irgi tobulumai nėra ribų, norim, mes daugumą jau mano kartos tie rotariečiai per tą 30 metų pasidarė, norėtųsi didesnės jaunimo įtraukties, toks yra jaunimo Rotarakt klubas, va, netgi per jūs reiktų paraginti. Jis apmyręs. Rotarakt yra maždaug iki 35 metų jaunimas, tai yra parengiamoji pakopa į tikrus Rotary brolis ir sesės laiptelis. Tai va, tai sakyčiau, galėtumėt pasidomėti, Virginijus jau irgi metuose, nežinau, ar jaunesnių turit. Toks dalykas mes turėjom prezidentą Gediminą, kuris iš Rotarakto išaugo į labai šaunų rotarietį prezidentą, bet su jo išėjimu apmirė biškutį judesys. Tai tiek čia. Užsiminėt apie gražiausias metų šventes, apie Kalėdas. Kokios yra tradicijos pas Maldūnų šeima? Vėl, aš jau nebaigiu nesižavėti. Visur, jūs čia kažką išnipinėję yra. Tradicijos ir Rotary šeimoje, ir mūsų asmeninė Maldūnų šeimoje yra vėlgi kalėdinės gražios, žinokit, neprimityvios. Mes šiemet gal jau 20 metai darom kolektyvinės šeimos, įtraukiant
šeimą plačiaja prasme, nu, giminių ratą. Kalėdas tiesiog nesėdim užsidarę kiekvieną savo šeimose, bet darom įsitraukiant ir Gabrieliui, ir Editai, ir kitiems vaikams. Aš turiu, kadangi šeima plati, 4 sesės ir amžinat visi broliai, tai ratas, kaip suprantat, giminystės platus. Mes darom Kalėdas nebe namuose, užsisakom jau prieš 2 mėnesius kavinę ir kiekvieni metai būna atsakingi, būna programos, su teminės, daug praėję nuo maisto, nuo kultūros, nuo knygų keitimosi, įvairiausių išradingų tematikų. Ta tematika būna su išstojimais, pasirodymais, su dovanų keitimais, suprantat, ir kažkaip įprasminta. Netgi šiemet, žinau, aš jau po biškutį jau traukėmės ne į pakraštį, bet natūraliai ateina jaunoji karta, tai paskelbta bendrystės šviesa. Tokia istoriškai, apie 20 metų mūsų tom tradiciniam Kalėdom. Biški sudėtis keičiasi, bet tai yra pagrindinai mūsų šeimos Kalėdos. Tai kokia šiais metais bus tema? Bendrystės šviesa. Ai, bent čia tas... Jo, aš nežinau, ten jau daro jaunimas, jau dukterėčios mūsų iš jaunosios kartos, mes tik tai ieškom nuotraukų, ieškom prisiminimų, ieškom, yra užvestas albumas tenai tų kalėdinių dalykų, tai kadangi ir jau anūkų pildosi gretos ir visa ką, tai gyvenimas taip eina į priekį ganėtinai džiugiai. Gal truputėlį daugiau galite papasakoti apie Editą? Žinau, kad jinai savanoriauja su niekieno vaikais. Ką jinai dar mėgsta veikti? Oi, tai Edita, jeigu išgirs, jeigu ką blogo pasakysiu, tai užsitrauksiu rūstybę. Aš neprašau, kad blogą neprašo, taip juokaujam čia, suprantat, šaunė Edita, suprantat, iš biškutį, iš kito Lietuvos krašto. Iš Palangos. Bet jinai nekutiruoja savęs žemaitę ir nelabai žemaitiškai šneka, bet charakterį žemaitiško turi. Tai tas turi pliusų, turi minusų, jos užsispyrimas, neturi minusų, neiškreipkit. Gerai, juokaujam. Edita, mes tikrai, jeigu rimtai, labai džiaugiamės, kad tarp Editos ir Gabrielius labai tamprus ryšys tų bučinių. Kitą kartą sakau, jau per daug jūs šiandien, kas pusę minutės kur nors atsisėdę prie stalo. Tai žodžiai, tai tik patvirtina, kad jie vienas kitą labai ir klauso. Ir gal kitą kartą per daug Gabrielius nusileidžia, bet tai čia mano jo vertinimu, nežinau, mamos gal kitaip mato. Tai ir dabar įsijungusi į mūsų šeimos tą versliuką šviestuvų parduotuvėje Edita. Taip, kad tik tai gerai galiu sakyti. O šiaip ką jinai mėgsta veikti? Truputį plačiau papasakot? Tai kur aš nebežinau? Savanorystės. Savanorystės čia įdomi, jinai ne per daug pasakodavo, bet pasirodo ten tikrai gili tematika. Jinai, kaip papasakoja, važiuoja ten pabūt su žmonėm ir su ligoniais. Aš net smulkiai nebegalėčiau patvirtinti, bet tokių patirčių, tokių netai sukrenčiančių, bet tokių atsakingų, kur reikalauja psichinės tos ištvermės, tokios su žmonėm neįgaliais pabūti ar su vaikais tiesiog palaikyti jiem tenai, ten reikėtų jos pačios klausti. Aš tik tai šiek tiek esu girdėjęs ir aš to žaviuosi, čia reikia didelės stiprybės tokiam dalykui atsiduoti. O hobiai kokie jos, ką jinai veikia? Oi, čia jau apie Gabą neklausėt hobis, o Editos. Kad mes nieko nelabai žinom apie ją. Tai aš irgi nelabai žinau, ne per daug kišuosi, žinokit, realiai neįvardinčiau. Hobis su Gabu būti ir jį palaikyti. Sakyčiau, žinokit, turi kai kurios patiekalus, šitą žemaičių blynus, jau jos firminis patiekalas, tai jau kviečia ir mus, ir platesnį ratą, mano sesės ten kitą kartą, jie šaunuoliai, jie suorganizuoja, jaunoji karta. Mes buvom čia dabar nesenai išvykoje kažkur Italijoje, be mūsų Saudronė suorganizavo mano giminės sesėms žemaičių blynų fiestą. Reiškia, gaminti mėgsta, puiki šeimininkė.
Tai gal ir prie pabaigos jau po truputį. Ko palinkėtumėt komandai ateinančių laikotarpių ir ateities kovos aikšteliai? Reikia palinkėti, kad linkėjimai pildytųsi. Tai linkėjimų tai visada čia prieš kalėdinį laikotarpį visi mes vienas kitam galima. Reikia komandai, aš palinkėčiau, kad atraščiau dar kontaktą, atvažiuojant skambinau Lukui, nes biški kartais prarandam gal tam tikrų nesusipratimų. Aš tikrai nepiktybiškai, bet norėčiau, kad ir mūsų tos kartos, ir rotariečių šiek tiek vertintų, nepavyksta susitikti. Tai palinkėčiau, sakykime, gal jeigu ir visai rimtai, naujam direktoriui, gal glaudesnio kontakto, dabar mieste ir valdžios, ir mero nėra su valdžia, nes vis tiek esam Lietkabelis ir visos dauguma komandų yra iš savivaldybių remiamos biudžeto, tai nori, nenori, kokia bebūtų valdžia, su ją reikia kontakto. O ten žaidime jau ten neįlysi. Galbūt labai jau čia irgi ne visai realus noras, norėtųsi, kad komanda panevėžietiškesnė, lietuviškesnė būtų, kad taip susirgalės bendrystės, kad neštų miestelėnam džiaugsmą, sakykime. Iki šiol nešė ir gali linkėti, bet ar pildėsis, tai tie linkėjimai, tai va, ir atsinaujinimo, atsijaunimo, nes ir Gabo, ir kai kurių veteranų jau karjerą, bet aš galvoju ir viliuosi, kad bent jau apie Gabrielių šnekant, kad jis dar potencijos turės, todėl, kad minėjom, buvo tematika, kaip jis tos 500, tai dar pavarys kokį porą, 300 rungtynių. O kaip galvojat, kokių savybių reikia, norint tapti gerų krepšininkų? Vis tiek sūnų kaip pavyzdį. Oi, ne, aš čia nespecialistas, čia dabartinis naujas prezidentas Mindaugas Balčiūnas, žemietis, biržietis, jisai kažkokią testavimo sistemą propaguoja, kad naudos ten atrinkti vaikam jau, tai savybių čia. Kai kas sako, daug kas sako, kad krepšinis ir Gabo treneris Amerikoje, toks labai kilmingas Paul Cormier, amžiai, tai jis visą pabrėždavo krepšinis ir kiti, Kazlauskas, mūsų panevėžietis treneris, kad krepšinis žaidžiama su protu. Vėl nežino, aš nežinau, be abejo, kad reikia, ten pametęs galvą nedaug nuveisi, bet vis dėlto tam šiuolaikiniam jau tam Eurolygos, ten NBA lygį, to proto gal reikia, bet vis tiek fizinės savybės. Ir kaip bebūtų gaila, nei Gabas, nei kiti lietuvaičiai, mes jau to fiziškumo, to vadinamo, tai savybės gal prasideda nuo tiesiog prigimtinės fizinės kondicijos. Nors, pavyzdžiui, ryto vėlgi Ąžuolas Tubelis aukštai šoka, stipriai bėga, tai gal nuo to, bet gero trenerio rankas papulti, labai dabar ginčiai komandinės. Aš atsimenu, kai Gaba žaisdavo irgi, labiausiai kreipdavo dėmesio, kokią vietą užima. Nebuvo to individualaus ugdymo, kad dasimušo ten antrą vietą berods turėjo toj moksleivių lygoj. Tas, vadinamas derinukai, komandinis žaidimas, bet paskui jau pabaigoje, kai prieš važiuojant į Ameriką, tai jau jam ten duodavo individualiai pasireikšti. Gal kažkiek, bet gal per mažai dar agresijos neišugdė. Tai tų savybių pradėjau nuo fiziškumo, tokių reikia į trenerio rankas matyti papult gero, nes Lietuva kaip ir garsėja. Tai sakiau, iš mano gimtų biržų, berniukus eilinius turbūt surinko, bet Garastas padarydavo jos. Aš buvau studentas, nueinu gražu žiūrėti, biržiečiai muša kauniečius, vilniečius tenai. Taip, kad čia gal nuo trenerio priklauso, nuo jo vizijos, nuo matymo. Medžiagos yra, nors aš nežinau dabar Gabas užsiėmė stovyklai tos vaikus, bet per savaitę gal sunku kažką išlaužti. Ar sekat Lietkabelio fanų veiklą socialiniuose tinkluose? Taip, seku, matau visus turbūt postus, žaviuosi, pritariu, kartais nepuolu labai polemizuoti, bet tikrai seku, tikrai ir pritariu ir linkiu. Supratau. Kaip manot, kur dar reikia mums pasitemti? Irgi, ir paskutinis, jau sakai, klausimas geras.
jum pasitempt, kur reikia, nesakysiu nieko, jums čia tampytis nereikia, jau vien tai, kad aš praeitą savaitę pirmą kartą atvažiavau ir pamačiau, kad čia jūsų tokio, galvojau, nu jūsų yra kokis 100, bet sakėt narių 250, tai jau čia nebesuvaldysit, nedidint jūs. Gal reikia, kaip ir mano Rotary klube, mūsų yra 40, gal 9 ten nariai, dalis vadinasi garbės narių, veteranų. Tai aš matau beveik pagrindinę problemą, kad įveiklint, kaip juos tos visus nariai, kad būtų, aišku, niekada nebus, kad visi vienodi. Tai jums gal vieną iš temų palinkėčiau, kad būtumėt ne tik tai aktyvas, bet kuo. Ašgi matau jūsų tarpe, mano, kad minėjau, ten ir iš Molainių gatvės kaimynų yra buvusių vaikystės, žinai, Gabo ir Aurimo ten draugų, šito vyrukų. Tai gal net per daug nesiplėskit, išlaikykit kažkokią kokybę, ieškokit, šaunuolis Aurimas su tokia charizma, paprastas vyrukas, bet atsidavęs tam reikalui, sakė, net rūbų kitokių neturi, tik tai Lietkabelio šitą. Tai nežinau, ant kiek čia protingas palinkėjimas. O ten tobulumą aš jums vidinių, kad ten kažką ar taip ar kitaip parašėt, bet atvirai sakant, kai jūs klausėt, kad kiek ten polemizuoja, kiek ką, tai sakyčiau, kad jūsų tarpe tų tokių nusivažiavimų, nusišnekėjimų mažai gal nelabai būna. Na, aišku, jūs apie savus ir nerašysit blogai, bet pasitaiko. Parašo koks nors, kaip ir jis pozicionuoja save kaip Lietkabelio fanų grupės narys ir kažkokia ten tokia, savo miestą komandą pasitaiko jo žeminančių. Tai neišvengsi tokių, bet nukrypimų. Bet tai viskas neblogai kol kas. Prieš kalėdinę nuotaiką, sakykime, nėra, kad labai puikiai, tebūnie, kaip sakant, gyvenimas nėra vien lipimas į kalną. Norint užlipti į aukštesnį kalną, vis tiek visi kalnai yra su slėniais, yra tokie gamtoji. Aš mėgstu kalnus, sesuo Šveicarijoje gyvena ir ten daug kartų buvęs, ten grožis neišpasakytas ir fiziškumas ir reikia. Anksčiau jaunesnė daug pavaikščiodom. Tai norint į aukštesnį kalną, vis tiek tu vienas kalnas pasibaigė, būna nuokalnė. Niekada nebūna kalnas ant kalno. Taip, kad gal ta nebus labai gili nuokalnė Lietkabelio, sekantis tai būna kalnas ir jums. Ačiū, kad atėjot, smagu buvo pakalbėti, paplepėti, susitiksim rytoj arenoje. Taip. Ir kviečiam jūs visus ateiti ir palaikyti Lietkabelį. O taip pat nepamirškite paspausti like, parašyti komentarą ar pasidalinti su draugais. Ir kitą kartą pažadame jums dar įspūdingesnį svečią. Ačiū.